Atkreipkite dėmesį į šiuos vaizdus. Tai yra tiltas pietų Ukrainoje. Paprastas tiltas, kuriuo naudojasi miesto gyventojai ir Ukrainos kariuomenė. Kol vieną dieną. Matai tą tašką krentantį iš dangaus? Tai yra FAB 3000 bomba. Joje yra 3 tonos sprogmenų. Ją numetė rusų lėktuvas, kuris buvo už 10 kilometrų nuo čia, Toli nuo fronto linijos. Už bet kokios Ukrainos gynybos ribų. Šios bombos vadinamos sklendžiančiomis bombomis. Tai paprastos bombos, kurioms pritvirtinami sparnai ir kai jos numetamos iš aukštai, jos pačios nusklendžia iki taikinio. Ir žinote, kokia yra šių bombų problema? Jas beveik neįmanoma perimti. Jas sunku aptikti, kai jos pasirodo radare, jau būna per vėlu. Vien tik 2026 m. sausį Rusija paleido daugiau nei 5000 tokių į Ukrainos teritoriją. 5000 per vieną mėnesį. Tiltai, sandėliai, vadavietės, ištisi pastatai. Ukraina tik sugerdavo smūgį. Nes ji neturėjo kaip atsakyti. Ji neturėjo tinkamo ginklo. Iki šios savaitės. Nes šią savaitę Ukraina atskleidė kažką, kas visiškai pakeitė situaciją. Norėdami suprasti, kokio masto dalyką Ukraina ką tik sukūrė, pirmiausia turite suprasti, su kokio masto problema ji daugelį metų susidūrė. Bomba, kuri sunaikino tą tiltą, vadinama FAB 3000. Tačiau nedaugelis žino, kad FAB nebuvo sukurta šiuolaikinėme laikotarpyje. Tai yra sovietinė bomba, sukurta 1954 metais. Jai daugiau nei 70 metų. Tai iš esmės yra šaltojo karo relikvija. O Rusija paėmė tą seną bombą, pritvirtino sulankstomus sparnus ir palidovinio nukreipimo sistemą ir pavertė ją precizišku ginklu. Tai vadinama UMPK rinkiniu. Tai paprasta, pigu ir veikia taip, kaip niekas nesitikėjo. Gerai pagalvok apie tai. FAB 500, viena iš mažesnių versijų, kainuoja tik dalį šiuolaikinės raketos kainos. Tačiau ji neša 100 kg sprogmenų, o su sparnais rusų lėktuvas gali ją numesti iš 40 iki 100 km atstumo. Už Ukrainos oro gynybos pasiekiamumo ribų. Lėktuvas niekada nepriartėja prie fronto linijos. Jis numeta bombą, apsisuka ir grįžta namo. Bomba viena pati skrenda link taikinio. Tačiau yra viena detalė apie šias bombas, kurią Rusija mieliau nutyli. Sistema nėra toks tikslus, kaip atrodo. UMPK rinkiniai stebėtinai dažnai sugenda. Ir kai jie sugenda, bombos nukrenta bet kur, įskaitant ir pačioje Rusijos teritorijoje. 24 metais Rusija netyčia numetė bent 165 tokias bombas savo pačios teritorijoje. 25 metais jų buvo dar 143. 26 metais metai vos prasidėjo, o jau buvo daugiau nei 20 užfiksuotų atvejų. 1 tonos bombos krenta ant ūkių, kiemų, Rusijos miestų pakraščių. Su Rusijos oro pajėgomis susijęs kanalas patvirtino, kad bombos reguliariai krenta pačiame Belgorodo mieste. Rusija naudoja ginklą, kurio pati negali visiškai kontroliuoti. Pagalvok, Rusija meta bombas ant savo pačių žmonių. Ir visa tai vadina specialiąją karinę operaciją. Tačiau tai nesutrukdė kampanijai būti pražūtingai Ukrainai. Tik 2025 metais Ukrainos žvalgyba apskaičiavo, kad Rusija pagamino 120 000 tokių bombų. 120 000. Per Pokrovsko mūšį šalies rytuose Rusijos pajėgos viename fronte sektoriuje per savaitę numetė net 450 bombų. Sunaikindamos pozicijas, kurias Ukraina statė mėnesius. Zaporižėje 2025 m. sausį viena vienintelė planiruojamoji bomba pataikė į pramoninį objektą ir nužudė 13 žmonių, dar 122 sužeidė. Tai buvo mirtiniausia ataka prieš Ukrainos civilius per beveik 2 metus.
Kramatorske 3 FAB-250 bombos per vieną dieną nužudė 5 civilius ir sužeidė 12. Charkive, antrame pagal dydį Ukrainos mieste, atakos tapo tokios dažnos, kad tapo kasdienio gyventojų gyvenimo dalimi. Ir čia yra detalė, kuri turėtų daug labiau jaudinti žmonės, nei iš tikrųjų jaudina. Kai Ukrainos komandos analizavo šių bombų nuolaužas, jos rado komponentų pagamintų vakarų įmonių. Texas Instruments mikroschemos, Intel komponentai, dalys iš Airijos įmonės vadinamos Taoglas. Vakarų technologijos Rusijos ginklė, kuris naudojamas ukrainiečiams žudyti. Kaip matote, tarptautinių sankcijų sistema yra pilna spragų. Ir šios spragos turi labai konkrečią žmogišką kainą. Pavyzdžiui, už jas sumoka Zaporižės civiliai gyventojai. Tai nėra nekompetencija, tai pasirinkimas. Ir tokie pasirinkimai turi tikras pasekmes tiems, kurie yra kitoje bombos pusėje. Tačiau Ukraina nelaukia, kol pasaulis išspręs problemą. Kol krito rusiškos bombos, grupė Ukrainos inžinierių tyliai dirbo. Kažkur šalies viduje 17 mėnesių. Ir tai, ką jie sukūrė, niekas Rusijoje nesitikėjo rasti kitoje pusėje. Praėjusią savaitę Ukrainos gynybos ministerija ir inovacijų programa Brave One paskelbė pranešimą, kuris sukrėtė karinius analitikus. Ukraina sukūrė savo pačios sklendžiančią bombą. Nuo nulio. Nekopijuodami nieko, nei sovietų, nei vakarų. Jos vardas yra Viruvniuvač, tai reiškia sulygintojas. Arba išlygintojas. Vardas nėra atsitiktinis. Jis tiksliai pasako, kam ji buvo sukurta. Viruvniuvach buvo sukurta Ukrainos įmonės DG Industry Brave One programoje. Ji neša 250 kg sprogmenų krovinį ir gali pasiekti taikinius už kelių dešimčių kilometrų. Ji paleidžiama iš Su-24. Tai naikintuvas, kurį Ukraina jau naudoja, ir šiuo metu vyksta sertifikavimo procesas F-16 ir Mirage 2000. Kuriuos šalis gavo iš vakarų. Pilotai jau treniruojasi kovos scenarijams. Jos kaina yra maždaug 3 kartus mažesnė nei amerikietiškos JDAMER. Tai yra sklendžianti bomba, kurią Jungtinės valstijos tiekia Ukrainai. Ir skirtingai nei rusiškos FAB, kurios yra 70 metų bombos su priklijuotais sparnais. Viruvniuvach buvo sukurta nuo nulio specialiai šiam karui, su aukšto tikslumo vedimo sistema. Ir modernus algoritmai sukurti atlaikyti rusišką elektroninį trukdymą. Jai reikia mažiau nei 30 minučių pasiruošimo paleidimui. Ir ji yra pakankamai praktiška naudoti intensyvių kovų metu. Rusijai tai reiškia, kad jos amunicijos sandėliai, oro bazės ir vadavietės giliai teritorijoje, vietos, kurios iki šiol jautėsi saugios, tapo potencialiais taikiniais. Tačiau detalė, kuri viską keičia, nėra techninėse specifikacijose. Ji yra 100% ukrainietiška. Joks komponentas nepriklauso nuo užsienio politinio patvirtinimo, jokio naudojimo apribojimo, jokios partnerių nustatytos ribos. Ukraina naudoja kada nori, kur nori ir prieš ką nori. Nereikia skambinti į Jungtinės valstijas ar Prancūziją ir prašyti leidimo. Štai kas nutinka, kai šalis nustoja prašyti leidimo ir pradeda kurti. Tiems, kurie stebi šį karą nuo pat pradžių, žino, kokią reikšmę tai turi. Ir daugelį metų tai buvo vienas didžiausių nusivylimų tiems, kurie sekė šį konfliktą. Kiekviena Storm Shadow raketa, kiekviena amerikietiška Atakams, kiekviena JDAMER atvykdavo su sąlygų sąrašu. Galite naudoti čia. Negalite naudoti ten. Prieš tai reikia gauti leidimą. Ukraina visada priklausė nuo savo partnerių geranoriškumo, kad nuspręstų, kada ir kuo gali pulti. Metų metus Ukraina turėjo prašyti leidimo gintis. Prašyti leidimo gintis nuo šalies, kuri įsiveržė į jų namus. Ši priklausomybė turėjo milžinišką strateginę kainą. Ir visi, kurie stebėjo karą, matė, kaip tai vyksta realiu laiku. Viruvniuvach laužo šį modelį. Ir ji neatsirado iš niekur. Tai yra visos sistemos, kurią Ukraina sukūrė karo metu, rezultatas.
Brave One buvo sukurtas 2023 m. balandį. Konflikto metu tai tapo platforma, jungianti inžinierius, gynybos įmonės, kariškius ir investuotojus, kad technologijos būtų kuriamos rekordiškai greitai. Tuo tarpu Jungtinėse valstijose ar Europoje karinis projektas gali užtrukti metus, kol bus pradėtas įgyvendinti. Ukrainoje nuo prototipo iki mūšio lauko gali praeiti tik kelios savaitės. Šiandien Brave One vienyje tūkstančius produktų ir šimtus gamintojų. Tarp jų dešimtis įmonių dirbančių su raketų sistemomis. Skaičiai, kurie atsirado po to, yra įspūdingi. Ukrainos gynybos pramonė nuo karo pradžios išaugo 50 kartų. 2022 metais ji buvo vertinama maždaug $1 milijardų per metus. 2026 metais prognozuojama, kad jis sieks 50 milijardų. Ir dabar pirmą kartą Ukraina pradėjo eksportuoti. Zelenskis pradėjo programą pavadintą Drone Deals, kuri leidžia sąjungininkėms šalims įsigyti kovose išbandytą Ukrainos karinę technologiją. Dronai sukurti numušti rusiškus Shahed bepiločius jau tiekiami artimųjų rytų šalims, kurios susiduria su tais pačiais Irano dronais. Ir pačios Jungtinės valstijos domisi Ukrainos dirbtiniu intelektu paremta nukreipimo technologija ir navigacija be GPS, sukurta tiesiogiai fronte esant tikram spaudimui, prieš priešininką, kuris bando ją blokuoti. Kiekvieną dieną. Šalis, kuri gaudavo pagalbą kaip labdarą, pradėjo mokyti pasaulį. Ir visa tai vyksta tuo metu, kai Ukraina didina savo atakas į Rusijos teritoriją tokiu būdu, kokio dar nebuvo anksčiau, ankstesniais karo metais. Zelenskis šių atakų nevadina atsakomosiomis, jis jas vadina tolimojo nuotolio sankcijomis. Žodžių pasirinkimas yra apgalvotas. Naftos perdirbimo gamyklos, amunicijos sandėliai, oro pajėgų bazės, visa struktūra, kuri aprūpina Rusijos kariuomenę. Ukraina bando pataikyti ne tik į karius. Ji bando smogti mechanizmui, kuris palaiko šios kariuomenės veikimą. Ir šią savaitę Zelenskis tai patvirtino, kad nauji tolimojo nuotolio išpoliai jau buvo patvirtinti birželio mėnesiui. Mūšio lauko duomenys rodo to poveikį. 24 metų pabaigoje ir 25 metų pradžioje Rusijos pajėgos kasdien žengia į priekį beveik 15 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijoje. Pirmajame 26 metų ketvirtyje šis skaičius sumažėjo iki kiek daugiau nei 5 kvadratinių kilometrų. Rusija vis dar žengia į priekį, tačiau tai daro lėčiau, brangiau ir yra labiau pažeidžiama nei bet kuriuo pastarųjų 2 metų laikotarpiu. Ir tada atėjo ženklas, kurio niekas nesitikėjo. Ir jis atėjo ne iš Ukrainos. Praėjusią savaitę per viršūnių susitikimą Pekine tarp Xi Jinpingo ir Donaldo Trumpo, Kinijos prezidentas pasakė kažką, ko dar nebuvo sakęs nė vienam vakarų lyderiui anksčiau. Pasak Financial Times, cituojančio su pokalbiu susipažinusius asmenis, Xi pasakė Trumpui, kad Putinas gali galiausiai pasigailėti šio karo. Pagalvokite, didžiausias Rusijos rėmėjas pasaulinėme kontekste. Šalis, kuri perka rusišką naftą, tiekia komponentus Rusijos pramoniai, niekada viešai nesmerkė invazijos. Privačiai pripažino, kad Putino statymas gali būti, kad tai buvo klaida. Kinija oficialiai paneigė šį pranešimą. Tačiau faktas, kad žmonės dalyvavę tame susitikime pajuto poreikį nutekinti šią informaciją, jau daug ką pasako. Kai svarbiausias sąjungininkas privačiai ima rodyti abejones, tai reiškia, kad kažkas labai negerai tiems, kurie pralaimi. Ukraina nelaukia, kol pasaulis išspręs jos problemą. Ji nesėdėjo sudėjusi rankų, laukdama, kol atvyks kita ginklų siunta. Per 17 mėnesių karo draskomoje šalyje Ukrainos inžinieriai sukūrė precizinį ginklą, kurio Rusija neturi. Jie nuo nulio sukūrė gynybos pramonę ir pradėjo eksportuoti tai, ko išmoko. Rusija lažinosi, kad Ukraina neatlaikys.
ir suklydo. Вірувнюмач nėra tik bomba. Tai simbolis to, ką netikėčiausio sukūrė šis karas. Ukraina po daugiau nei 4 metų konflikto išėjo iš pagalbos prašančios šalies vaidmens ir tapo kariniu pavyzdžiu likusiam pasauliui. Lieka paprastas klausimas. Ką dar šis karas atskleis apie tai, ką Ukraina pajėgi sukurti? Palikite savo atsakymą komentaruose. Jei šis vaizdo įrašas padėjo jums kitaip suprasti šį karą, pasidalinkite juo su žmogumi, kuris taip pat seka šį konfliktą. Iki kito karto.